darbą. Lietuviškai kalbėsim šitoj panelį. Ar ne, Vladimirai, sėskit, kol kitiems priseks mikrofonus, mes čia įsipatoginam. Lietuviškai šita mūsų diskusija vadinasi apie prognozes ateičiai, politinės ir ekonominės tendencijos ir jų įtaką transporto ir logistikos verslui. Ko laukiam kitų, gal kilstelkim rankas, kas mano, kad transporto ateitis yra šviesi? Ne visi. Gerai, kas mano, kad nešviesi? O kas mano, kad, taip kaip visada, kažkas veikia, kažkas neveikia ir viskas bus daugmaž vis tiek gerai. Tik jūs. Gerai, įdomu, ką mano kiti, tai mes turėsim galimybę, ne tai, kad gal jūsų išklaus, bet suteikti jums galimybę pamastyti, pareflektuoti. Prie mūsų dabar jau ir ponas Janulevičius prisijungia ir vis prisijungs kiti po truputėlį, tai netrukus mes pradėsim kalbėtis. Aš kiek pradžioj nuklausiau pradžioj šito renginio, tai tokių tendencijų apskritai, kas dėsis plačiaja prasme su šituo sektorium, tai kelias gal pacituosiu, kad būtų mums toks geras įvadas į šitą diskusiją. Tai pradžioj tokiuose įvadinėse pranešimuose ir gerai gal bus ir ponui Dubnikovui paklausyti, jeigu jūs nuo pat ryto nesekė visų diskusijų, tai ačiū, kad prisijungėt, sėskit kur tik jums patogu. Prekyboje pastaraisiais metais tikrai dideli pokyčiai dėl pandemijos, dėl geopolitikos, dėl klimato kaitos. Išgirdau tokį daugiau tempo visur padėti politikos formuotojams spartinti pokyčius, kad ir pavyzdžiui pasienyje, o apie pasienį kalbant, reikia daugiau ten visko elektroninio, kad nebūtų ištisas paras deginamas kuras, e-leidimų, e-vizų, e-CMR, žodžiu, skaitmenizacija. Labai trūksta vairuotojų, visiška krizė, netgi tai buvo įvardinta. 55 ir vyresni daugelis yra, reikia jaunų žmonių ir moterų daugiau, tačiau, pavyzdžiui, moterim ir pasiūlyti nėra ką, nesaugiose parkingo aikštelėse maltis su vilkikų vairuotojais, tai ir toks aspektas buvo iškeltas, sveiki vairuotojai. Šiaip ta mintis, ir gal jums tai bus tokia pasikelt laikinai arba visiems laikams savivertė, kad visiški herojai, tą ypač pamatėm per pandemiją ir net per karą, juk jie būna tie, kurie veža būtiną pagalbą. Dekarbonizacija iššūkis, e-Trucks viską sumažintų, emisijas tiksliau trečdaliu, net vairuotojų apmokymai galėtų 15% jas mažinti, skaitmenizacija, dirbtinis intelektas, žodžiu, čia toks visas pluoštas konteksto, kalbant apie šitą sektorių, bet šitoj paneliai mes pabandysim ir plačiau pamatyti, kas vyksta kontekste, kuriame jūs veikiat ir kaip tie įvykiai, kurie vyksta, darys įtaką jūsų darbui konkrečiai. Pone Laučiau, ką reikia mums pirmiausia paminėti, jeigu mes kalbam apie tokį bendresnį pasaulio vaizdą, tų dalykų, kurie darys įtaką transporto ir logistikos sektoriui ir daro? Politika, žinoma, visada darė ir darys įtaką ekonomikos procesams ir tai, kas šiandien yra labai aktualu, jeigu kalbam apie vidaus politiką, tai žinoma yra Seimo rinkimai, jeigu kalbam apie tarptautinę politiką, tai kas lems ir Europos situacija, viso pasaulio situacija, tai yra prezidento rinkimai Jungtinėse valstijose ir kas mums labai aktualu, karas Ukrainoje. Kalbant apie rinkimus Jungtinėse valstijose, naujausi duomenys, kuriuos kaip tik vakar berods paskelbė New York Times, atlikta apklausa šio mėnesio pirmosiomis dienomis, reprezentatyvi apklausa, kuri parodė šiokias tokias tendencijas, palyginti su ankstesne rugsėjo mėnesį atlikta apklausa, kada Kamalos Harris ir Donaldo Trumpo procentai palaikymo buvo maždaug vienodi, 47%. Naujausia apklausa rodo, kad jau atsiranda šioks toks skirtumas, jis yra arti paklaidos ribos. Šios apklaidos paklausa yra 2,4%, taigi šiuo metu už Kamalą Harris, sakė, balsuosia 49% ir už Donaldą Trumpą 46%. Bet yra svyruojančių valstijų. Kaip tai darys įtaką transporto ir logistikos sektoriui Jungtinių valstijų rinkimai, kodėl mes apie juos turim kalbėti? Jie darys įtaką todėl, kad jie darys įtaką Europos politikai, tai čia mes galim pradėti iš toli. Apie patį transportą šiandien stengtųsi nekalbėti, ypač kai yra specialistų, tokių kaip Mantas Dubnikovas, kuris žinoma šitą sritį išmano daug geriau negu aš, bet Amerikos rinkimai, ką pirmiausia pakeis mūsų regionui, tai pakeis
požiūrį į tai, ko toliau laukti iš Rusijos ir iš karo Ukrainoje. Iš tikrųjų, šiandien labai daug yra vilčių siejamų su Demokratų partija. Beje, kalbant apie tendencijas, apie ką aš pradėjau, tai iš tikrųjų yra ir kitų tendencijų. Tarkim, Kamala Harris jau dabar matoma kaip permainų kandidatė. Anksčiau toks buvo matomas tik Donaldas Trumpas, dabar vis auganti Amerikos visuomenės dalis mato būtent Harris kaip permainų kandidatė. Tai irgi yra svarbus pokytis, svarbi tendencija. Ir mažo to daugėja respublikonų rėmėjų, kurie balsuotų už Kamala Harris. Buvo 5% rugsėjo mėnesį ir dabar yra 9%. Bet žinoma, visi šitie skaičiai nereiškia, kad įvyko kažkoks lūžis ir Harris turi didesnių šansus. Jie kol kas eina labai lygiai. Retas Amerikos istorijų atvejis, kai būtų taip lygiai. Ką tai lems Amerikos požiūrį į Europą, Rusiją ir karą Ukrainoje? Ką aš noriu pasakyti, pirmiausia, nebus esminio skirtumo tarp Donaldo Trumpo prezidentavimo ir Kamalos Harris prezidentavimo. Lietuvoje yra gerokai per daug bandoma ryškinti galimus skirtumus, nekreipiant dėmesio į tai, kad iš esmės jų abiejų politika daug kur būtų labai panaši. Tiek kalbant apie karą Ukrainoje, kur nei viena pusė nesiruošia tęsti tos aktyvios paramos, kurią mes matėm pirmaisiais karo metais. Galbūt Donaldo Trumpo administracija norėtų greitesnių sprendimų ir nutrauktų finansavimą greičiau arba sumažintų greičiau. Kamalos Harris administracija tą finansavimą galbūt mažintų lėčiau ir jos retorika būtų palankesnė Ukrainai. Bet retorika yra viena, o politiniai ir ekonominiai darbai yra kita. Na gerai, o pabandykim apčiuopti dar ką nors dar arčiau transporto logistikos sektoriaus. Pavyzdžiui, nafta, naftos kainos. Taip, dėl naftos kainų mes jau šiandien matome, kad benzinas pabrangęs. Iš tikrųjų, problemos artimuosiuose rytuose, čia jau kalbant ne apie Ameriką, apie artimų rytų situaciją. Labai daug kas priklausys nuo to, kaip Iranas reaguos į Izraelio karą su Hezbollah Libane. Jeigu ta agresija bus santūri ir Iranas neperžengs tam tikrų raudonų linijų, nors šiandien žodžiai raudona linija daugams skamba jau šiek tiek juokingai, jos nuolat yra peržengiamos, todėl nebeaišku, kodėl jos raudonos. Bet šiaip ar taip, jeigu Irano reakcija bus labai aktyvi ir karinga, žinoma, tai gali paveikti naftos kainas augimo link ir iš to visi plaukiantis kiti procentai, galimai didėjant infliaciją ir panašiai. Bet yra ir kita galima tendencija, galima pabrėšiu. Šiuo metu Saudo Arabija yra labai nepatenkinta tuo, kad Brazilija ir Rusija nesilaiko OPEC plus susitarimų dėl naftos gavybos. Ta gavyba didino labiau negu buvo susitarta ir Saudo Arabijai svarstoma šiuo metu pradėti auginti naftos gavybą ir atitinkamai mažinti naftos kainas. Taigi, jeigu Saudo Arabija ryšis tokiam žingsniui, naftos kainos mažės. Galėtų net mažėti. Gerai, staptelkim čia, mes tokių keletą tendencijų pamatėm, noris dabar visus bent po trumpai pakalbinti, ponia Dubnikovai, ką rodo ekonominis vaizdas, kaip dabar gyvuoja pasaulio ekonomika, ką rodo prekybininkų rodikliai. Gyvuoja, turbūt gerai gyvuoja, galima sakyti, kad išgyvename tokį labai dviprasmių žinučių lauke esame. Tai yra, kaip pavyzdys, praėjusią savaitę tenais skelbti Vokietijos duomenys apie ilgalaikių prekių užsakymus, jie rodo neigiamą pusę, tai yra kritimą. Dabar skelbiamos naujienos apie Vokietijos eksportą, jos duoda teigiamą impulsą, tarsi eksportas auga. Tai visiškai vienai prieštaraujančios naujienos. Paprastai tokių naujienų atsiranda tada, kada turėtų įvykti kažkokie tai pokyčiai, arba į teigiamą, arba į neigiamą pusę. Nes jeigu tendencija būna labai aiški, tai naujienos vieną kitą labai aiškiai patvirtina. Dabar, ką mes turime, tai yra visiškai išsiskiria. Dabar, kaip mes matome, transporto sektoriui svarbi ta pati Vokietija kaip svarbiausia ekonomika pasaulyje, jos, sakykime, pirkimų vadybininkų užsakymo rodikliai, jie yra kritę. Ir kritę į prieš pandeminį lygį, prieš pat pandemiją buvo tokie prasti kaip prieš pandemiją, paskui dar žemę pramušė. Ir jeigu žiūrėtume taip grinai iš makroekonominės pusės, tai sakyčiau, kad rodikliai prasti, ekonomika įšalus, stagnuoja ir panašiai. Bet jeigu žiūrint iš investuotojo pusės ir žiūrint į būtent finansų rinkos yra aukščiausiuose taškuose. Tiek JAV, tiek Europa yra aukščiausiuose taškuose. Reiškia, investuotojai, kurie žiūri šiek tiek už horizonto, jie tarsi mato, kad ta situacija neturėtų blogėti arba bent išlikti tokia bloga. Tai tarsi kalbama, kad gali jinai apsisukti. Ir tam yra pagrindų. Tai vienas dalykas yra politinis laukas labai svarbus.
nes tai nuims tą rūką, kuris yra užpuolęs, sakyčiau, ekonomikas, tai yra politikai yra panirę į tarpusavio santykių aiškinimąsi ir nebelieka tos vietos, kur ekonomikai gyvuos pagal normalius. Tai labai tikiuosi, kad pasibaigus, sakykime, lapkričio mėnesio rinkimams, tas rūkas nueis ir visi grįž prie braižymo lentų daugiau. Dabar, kai grįž prie braižymo lentų, ką jie tenais ras? Tai ras, kad užimtumas yra aukštas, reiškia, žmonės turi pinigų, gali juos leisti ir gali būti, kad šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje rodikliai pradės tiestis į viršų. Dabar, kalbant apie, jeigu taip tą gaublį vardant, kuris regionas čia yra fainiausias, tai pasižiūrėjus į 10 metų dinamiką, pavyzdžiui, JAV ekonomika paaugo 50%, Kinai paaugo 70%, Europa, eurozona per 10 metų paaugo 7%. Tai ne fainiausias. Tai mes esame visiškai šalia, mūsų regionas, tai čia ir šios konferencijos bėgiai tas transportas turėtų būti labai, irgi, sakykime, kažkaip tai prisitaikyti prie to, nes tas saugimo jo iš tiesų nėra Europoje ir čia mūsų didžiausia problema. Prisitaikyti ar kažkaip išjudinti? Ar nebeįmanoma, jūs sakot? Pradėkime nuo to turbūt, kad reikia prisitaikyti tam, kad išgyventi reikia visą laiką, o paskui keisti pačią padėtį kažkiek tai stengtis, nes toks vaizdas, kad mes einam į tokį, kaip čia pavadėti, į socializmą, kuriame stengiamės visiems padėti, visiems išgelbėti, visum paramas išdalinti, išmokėti viską. Ir kai taip pradedi dirbti, nieks nesigauna. Nes, kaip Münchhausenas, nori save už plaukų iškelti iš balos, kurioje jau ganėtinai ilgai sėdim. Tuo tarpu amerikiečiai, o dar labiau kinai, jie eina visiškai į kitą pusę. Jie eina tam, kad uždirbti daugiau ir iš to visi gautų naudos. Ir jie eina dirbti. O pas mus toks želė, kur labai šau. Bet Lietuva šito vietoje visai atrodo neblogai, nes Lietuva panašiai Jungtinės Amerikos valstijas. 45-6% augimo per 10 metų. Tai mes esam kaip ir geroj pusėj, šoliuojam, bet Europa artimiausių metų mums vis labiau ir labiau trukdys iš esmės, nes vis tiek mes viską eksportuojam, ta prasme, tenais yra mūsų rinkos. Ir kaip iš šito išsivinioti yra labai sunku. Kažkaip turim atsibusti ir suprasti, kad judame greičiausiai kažkur ne į tą pusę. Ir visų pirma su politinė dalimi, tai yra su tuo noru išgelbėti kiekvieną dušę ir kad tik tai jau, jeigu kam nors nepasisekė, tai jam visi esame pasirengę padėti. Bet taip neveikia, akivaizdu, kad neveikia. Gerai, ponė Janulevičiau, kaip tas praktikoje veikia noras išgelbėti visus, ties ko jūs visai linktelėjot, kaip ponas Dubnikovas sakė. Ir šiaip pakartosiu, kad tas Vokietijos pramonės nuosmukis, tai 0,2 vietoje anksčiau prognozuoto 0,3 prieaugio. Čia neseniai pasirodė skaičiai, ar ne? Kaip tą jaučia pramonininkai, sąstingi ir konkrečiai kalbant apie Vokietijos situaciją, kiek jūs tai jaučia? Kaip ir kalbėjo Marius, sveiki visi, auditorija, didelė graži auditorija. Tai nuotaikos dviprasmiškos. Šiaip tai nuotaikos niūrios, jeigu atvirai pasakius, bet tam tikri ženklai, apie kuriuos sakome, kurie rodo prieštaravimus, tai vis galvojam, tai gal mes jau čia tą dugną pasiekėm ir jau dabar galėsime atsispirti nuo to dugno. Tai norisi visada tikėti tuo. Ir aišku, nors čia logistikos ir transporto, reiškiasi, sektoriaus atstovai yra, bet aš noriu pasakyti, kad pramonė yra tiesiogiai susijusių labai stipriai su logistikai, nes be žaliavų atvežimų, be išvežimo gatavos produkcijos, be bendros kainos pasiūlytos mūsų produktams, ta prasme, mes nebūsime konkurencingi. Ir aš sakyčiau, pastarųjų dešimtmečių pliusas pramoniai, dėl ko jinai tempia ir ekonomiką, daugelio atveju virš 20% nuo bendro vidaus produkto. Beje, su visais mumis čia esančiais Lietuvos pramonininkų konfederacija jungia beveik 60% BVP Lietuvos su visais sektoriais. Tai nebūtų to be gero logistikos sektoriaus. Nes kuo mes pigiau atsivežam, kuo mes pigiau išsivežam, tuo yra konkurentabilesnė mūsų prekė. Kadangi mes jau nesame rytų vakarų valstybė, tai šiandien dienai pigių žaliavų ir kitų krypčių kaip tokių praktiškai nebelieka, tai visas tas krūvis, kuris buvo anksčiau išsidalindavo ant
Ant kitų krypčių gula tik tai ant vakarų krypties. Matome, kad konteineriniai pervežimai ženkliai išaugo per Klaipėdos uostą, kažkiek balansuoja visą tą atgal. Tai mūsų pasiūlymas visgi yra ieškoti būdų, kaip logistikos, aš kalbu nuo pramonininkų vardo, kaip atpiginti logistikos sektoriui jo kaštus. Dėka prarastų rinkų, dėka to, kad mes matyt dabar turime orientuotis daugiau į šiaurę ir į pietus, o ne į rytus ir į vakarus ir būti tuo tiltu, aš kalbu apie Lietuvą, tarp šiaurės ir pietų. Tuo labiau yra keletą gerų iniciatyvų. Gerai, pasakykim tada iš karto. Jūs sakot, kad kaip atpiginti logistikos sektorių kaštus. Ir čia, jeigu taip grįžtant prie mūsų temos, nes vis tiek laiko bus nedaug ir mums reikės žvelgti į ateitį, tai ką jūs sakot, kad pigesni kaštai logistikos sektoriui būtų ateitis, bent jau čia kalbant apie mus. Kas konkrečiai, koks konkrečiai projektas? Jo, tai siūlymai yra labai paprasti, aišku. Mes matome, kad galimai ir Lietuvos geležinkeliai, ir tie patys, ir Klaipėdos uostas, dėka to, kad sumažėjo krovinių, aš tiesiog nespėjau dasakyti, jūs užbėgote į priekį, dėka sumažėjusių krovinių, ta prasme, duoda papildomus kaštus mums kitus krovinius vežti. Ir čia šitoje vietoje dėka tų praradimų kyla įkainiai už toną, geležinkeliai, kyla įkainiai, nes savikaina yra kitokia su Klaipėdos uostu. Ir čia, aš manau, mums reikėtų sujungti keletą dalykų. Mes turime dabar žaliąjį kursą, kuris, liaudiškai tariant, truputį toks šlubuojantis, su šlubuojančia koja, bet ES nieko nepakeis labai stipriai. Jį gali atidėti pusmečių, metams, bet nedaugiau. Ir čia šito vietoje išvada yra, aišku, Lietuvos geležinkeliai elektrifikuojasi, mūsų pramoninkų noras jiems duoti kuo pigesnę elektrą, surasti galimybės su nutolusiu vartotoju, statyti jiems vėjo parkus atskirus, kad elektros kaina, kuri šiandienai pas juos svyruoja tarp 10–14 euro centų, priklausomai nuo laiko vidurkio, kad jinai nueitų kaip minimum per pusę. Ir lygiai taip pat CO2 emisija, kurie išnaudoja, nes vis tiek elektrifikavimas bus, sakykime, nuo rytinių mūsų sienų iki pat uosto ir iki pat, reiškiasi, Lenkijos. Tai čia šitoj vietoje būtų noras duoti jiems tą meškerę, kad jie atpigintų kaštus, bent jau, kad nekeltų įkainių, nes nuo to priklauso visų mūsų konkurencingumas. Ir lygiai tas pats yra su Klaipėdos uostu. Lygiai taip pat šiandieną jų elektra ir jų sąnaudos yra gana nemenkos. Noras yra pastatyti iš RRF-inių pinigų, kurių dabar yra, bet jie dabar guli, nenaudojami. Ta prasme, pastatyti jiems, reiškiasi, vėjo parkus šalia jūros, tikrai su leidimais, kurie atpigintų tos kaštus mums visiems, plus mes turėtume mažesnę CO2 dedamąją. Ir čia šitoje vietoje daugelis transporto įmonių net nesusimasto, kas bus nuo 26, pagal priklausomai nuo įmonės dydį, arba nuo 27 metų. Neturėdami alternatyvos iškastiniam kūrui tiesiog bus mokama už toną CO2 ir tai yra mokesčiai mums, pramoniai. Tai noras yra šitoje vietoje nueiti nuo viso to dalyko, kiek įmanoma mažiau su geležinkeliais. Jeigu krautumėm dalį puspriekabių, reiškiasi, geležinkelių elektrifikuotais geležinkeliais, aš manau, kad ir kainos, ir mokesčių prasme mes išsilaikytumėm labai konkurencingi. Tai čia yra tie praktiniai patarimai, kuriuos besijungiant su... Geležinkelių elektrifikavimas, Klaipėdos uosto žalinimas, iš esmės tokie du, ar ne, konkretus momentai. Ir čia jūs kalbate apie CO2 emisijas, aš noriu pereiti tada prie pono Dryžo, nes jūs esate tas žmogus, kuris atstovaujate ES vežėjų interesus, taip galima sakyti, ar ne? Ir čia vienas momentėlis iš aktualijų, kurį gal ir užfiksavę esat, kad neseniai tokia sėkmė jūs yra ištikus. Lietuva kartu su kitom šalim pasiekė reikšmingą teisinę pergalę dėl mobilumo paketo. ES teisingumo teismas priėmė sprendimą, kurio panaikino įpareigojimą vilkikus ne vėliau, kaip kas 8 savaitės grąžinti jų registracijos šalį. Bet mano klausimas labiau apie tą dekarbonizaciją. Štai ponas Janulevičius sako, žalėsis kursas, trumpai tariant, stringa. Kai jūs nuvažiuojat į ES tų interesų atstovauti, kaip skamba ten tas argumentas, kad sudėtinga čia su tuo žaliuoju kursu mums ir ar tikrai taip sudėtinga, kaip mums seksis ateityje žvelgiant į ją? Na, Alijansas, mūsų organizacija, sakykime, atstovauja verslo mūsų vežėjų interesus ne tik Briuselėje, bet ir Lietuvoje, bet ką jūs minite su žaliuoju konkrečiai kursu, tai sakykime taip. Prieš metus buvo labai populiaru apie tai kalbėti, niekas realiai neskaičiavo sąnaudų, bet praeitą savaitę pradėjo mūsų kolegos vokiečiai, vokiečių vežėjai, vokiečių pramonė, tiesiai šviesiai sakyti tam formate, kuriame mes ten dirbam, kad gal po truputį sulėtinkim visą šitą garvežį, žaliuosius visus šitos dalykus, nes mes tampam brangus, mes tuo tapsim nebekonkurencingi. Tai čia ir nėra čia klausimas vien tik tai, žinot, kad daugiau atsiras mokesčių už CO2, mes daugiau, už kilometrą daugiau mokėsim CO2 mokesčių, kas yra
bėda ir Lietuvos kontekste mes jau matom. Dabar su pramonė konfederacija faktiškai galim pasakyti yra daromas, audituojamas Lietuvos teisinio reguliavimo visas paketas, kuris tiesiog siejasi su CO2 mokesčiu. Mes esame atradę berods 6 teisės aktus, kuriuose eina CO2 eilutė transportui. Norim suprasti tada realiai, kodėl už tą patį dalyką reikia mokėti daug. Kitas dalykas buvo užkalbėta apie rinkas. Vokietija yra numeris 1 rinka Lietuvos vežėjų sektoriui, Europa yra, sakykime, tai pagrindinė dabar berods 94% operacijų yra vykdoma Europoje pervežimo. Bet mes vis tiek nepamirštam to elemento, kad mes norim dar atrasti savo vietą šitoj tranzito visoj popėjų, kai prasidėjus karui mes sakom, vieni sako, mes jau nebe tranzito šalis. Mes sakom visgi, kad mes galim atkovoti dar tą tranzito šalies vaidmenį, nes vidurinis koridorius dabar transporte, Azija, Europa, Azija, jis aktyvuojasi labai stipriai. Turkija, Centrinė Azija tampa labai rimti žaidėjai pasauliniai logistikoje. Šiaurinis koridorius tampa, nebeaktyvus, gal tai pasakykim. Ir Lietuva turi galimybę pasinaudoti to vidurinio koridorio pridėtinę vertę ir ten sudalyvauti su savo know-how, su savo vežėjais, su savo transporto sektoriu, aš neku apie sausumos vežėjus, mūsų kelių transportą. Bet kur yra bėda ir mes dirbdami su politikais, tiek čia Lietuvoje, tiek Briuselį, ką matom. Nėra aiškios vienos linijos, vienos krypties, kurios mes turėtume laikytis. Nes kai nuvažiuoju į Briuselį ir kai aukščiausi Europos komisijos ar parlamento pozicijos užimantys žmonės sako, žiūrėkit, dabar 10 milijardų bus pinigų skiriama Centrinės Azijos projektams, kur ten dirbantis verslai gali investuoti infrastruktūrą ir dalyvauti dėl šitų pinigų, mes tada keliam klausimą, kur mes, kur Lietuva. Nes Lietuva Europos Sąjungos žemėlapyje yra 3 vietoje pagal pervežimų skaičių. Tai mes turime atsidurti ir ten kažkur su savo know-how, pasinaudoti ir atkovoti kažkokias, neatkovoti, turbūt nukreipti rinkas, nukreipti srautus, kurie važiuotų per tą Lietuvą ir nebūtinai čia yra Rusijos klausimas. Čia reikia žiūrėti dabar e-komerciją, Kinija, srautai yra nežmoniški. Juos visus pasiema Centrinė Azija, Turkija ir kitų šalių vežėjai ir mes tokie, tampam periferija. Tai ką mes norim ir pasakyti mūsų pagrindinę žinutę. Politikai turi nubrėžti kryptį, nes dabar šnekėsiu su skirtingų politikų, skirtinga, sakykime, valdžios atstovais. Seime viena kažkokia pozicija, vyriausybei dar kita pozicija, tarp ministerijų pasidaliname mes pozicijas skirtingas. Šnekėsiu Užsienio reikalų ministerija, jie kaip ir nubrėžė vieną vektorių, šnekėsiu su susisiekimo ministerija, ten vėl kitas vektorius ir nėra to horizontalaus požiūrio, nes aš pamenu, berods mes pramonininkų vienam posėdį pavasarį buvom tiesiai šviesiai užklausę, kokia yra kryptis dėl Centrinės Azijos, verslas gali važiuoti investuoti ar negali, niekas negalėjo atsakyti. Tai va, čia tos geopolitinės rizikos, kurias mes bandom surasti atsakymus ir nusibrėžti savo tada realiai kryptį, mes galime ten važiuoti ar negalime, tai čia nukrypau truputį nuo žaliojo kurso, bet kai apie žaliojo kursą paminėjo, tai klausiau ryte pranešimų ir man atrodo Shell atstovė sakė, it's not a question if we can afford it, it's whether we can afford not to. Tai čia jeigu norit, sureaguokit, kai sakot apie kainas, o tada jūs, ponė Adomavičiau, pasakykit, kaip visos šitos tendencijos, kurias taip trumpai apžvelgiam, kas dedasi aplinkui sektorių ir plačiau, kaip jos realiai atsispindi, kaip iš jūsų pozicijų gyvena transporto ir logistikos sektorius. Aš klausiau vieno, kito, trečio, visą laiką norėjau kažką tai pridėti, nes transporto ir logistikoje esu virš 20 metų, labai skirtingose pozicijose, bet labai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, jeigu Marius sako, kad ten kažkokios pilkos tendencijos, tai transportas ir logistika visą laiką yra tas geriausias išmatavimas, kokia yra iš tikrųjų temperatūra mūsų ekonomikoje. Ir čia labai Vidmantas teisingai pasakė, kad vis dėlto transportas yra labai didelė dedamoji pramonė. Ir kada mes turėjom krovinius pirmyn ir atgal, tai automatiškai ta logistika buvo daug pigesnė. Ir tada Lietuva dar turėjo žaliavas, atsiveždavo pigesnės žaliavas, turėjo gerą logistiką į Europą ir turėjom didelius pranašumus. Dabar aš manau, kad kalbant apie žalią kursą, apie mūsų transportą, mes čia turėtumėm kalbėti apie inovacijas. Ir aš tai manau, kad
jaučiu tą, kad ir vėlgi paantrinsiu, kad pramonė negali būti be transporto, bet ir transportas negali be pramonės. Ir to žalio kurso mes dalį dalykų kalbam apie iškastinį kurą, apie kitus dalykus, bet mes turėtumėm pakalbėti ir apie tai, kad tai yra efektyvumas, inovacijos, kurios gali pakeisti gal patį vairuotoją, galbūt sutaupyti laiko važiavimą ir kitus dalykus. Tai čia ne tik tai, kad tarp tų visų ministerijų mes neturim bendros pozicijos, bet mes tarp verslų neturim bendros pozicijos. Ir aš labai aktyviai dalyvauju tiek ir pramoninkuose, tiek ir vežėjų asociacijose, kad mes turim kažkaip pagaliau suprasti, o iš valstybės gauti, ar iš pačios Europos gauti aiškias gaires, nes mes labai dabar bijom investuoti į kažką. Nes čia mes dabar kalbam apie tai, kad ten rinkos, geopolitinė situacija, taip labai Povilui pritariu, tiesiog būmina, matom, kiek daug yra prekių atvažiuojančių ir neimkim nei Rusijos, nei kitų nedraugiškų šalių, imkim tas, kurios yra mums suprantamos ir aiškios ir tos prekės galėtų važiuoti, bet mes neaiškios politikos nežinom, aiškios krypties nežinom ir bijom net į tai investuoti, nes nežinom, kas bus rytoj. Jau nekalbu apie žalią kursą, apie skaitmenizaciją, apie inovacijas. Bet dabar ateis 26 metais ICS2 naujas deklaravimas. Aš kaip deklarantas galiu pasakyti sąžiningai, mes negalėsim įsivežti iš trečių šalių prekių, nes neturėsim per ką deklaruoti. Kodėl? Verslui neapsimoka investuoti, nes srautas yra labai mažas ir gali rytojo iš vis nebelikti. O valstybė sako, taigi čia Europos Sąjunga, mums tai kaip pasakys, taip ir bus. O Europos Sąjunga sako visą laiką pavėluoti. Tai temperatūra prasta, aiškios politikos neturim, bet esam čia visi kartu, tai mes turim paimti ir susitarti ir kartu padaryti pramonę su transportu ir su valstybė. Aš dar noriu tą temperatūrą pamatuoti truputį skaičiais. Aš čia pasižiūrėjau, jeigu mes norėtumėm suprasti apie dabartį sektoriaus ir taip galėtumėm lengviau žvelgti į ateitį. Tai pavyzdžiui, registruotų transporto priemonių nuo 2019 metų keliuose tarsi mažėja, bet pavyzdžiui, krovininių automobilių, puspriekabių vilkikų, priekabų, specialių automobilių ir naujai registruotų ir tiesiog naujų keliuose daugėja. Tai tokio nieko labai gal čia liūdno, ar čia ką nors kito rodo tie skaičiai? Be abejo, kad tu persiorientuoji iš rytų į vakarus, tu turi atnaujinti savo parką, nes yra labai aukšti reikalavimai. Ir reikalavimai yra labai tokie, kaip čia, atleiskit, čia jūs visi suprasit, tūpi reikalavimai, ar ne? Gramas CO2. Mes nekalbam apie kitus reikalavimus, reiškia tiesiog perkam naują vilkiką, mažinam savo konkurencingumą, nes čia suvažiavam su nauju ir lekiam ten krautis to kroviniu. Nes čia net nekalbam apie tą sertifikavimą CO2 paskaičiavimo, tuos kodus. Myliu mišką jau seniai sodina miškus ir vis dar neturim sertifikavę to galimybės, kad vis dėlto nereikėtų už tą toną mokėti, o galėtumėm atsiskaičiuoti atsodinimo miško arba pervežėm geležinkeliu, bet negalim atskaičiuoti. Tai aš manau, kad šitas reiškia, kad mes tikrai, kaip ir ministras sakė, persiorientavom, lekiam, vežam europietiškus krovinius, bet mes deginam savo, kodėl tokie blogi rodikliai. Ir čia buvo tik tai Regitros rodikliai, o pasižiūrėkim Kreditinfo, kokia yra situacija prasta transporte. Nes prisėmėm lizingų, nes negalim jų vykdyti, nes varom ir kraunamės, bandom konkuruoti su ten vietoj dirbant. Taip, daugėja bankrutuojančių ir likviduojamų įmonių. 2004 metai 80 įmonių turi tokį statusą, pernai tokiu pat laikotarpiu 55, 22 metais 63. Daugėja įmonių, kuriam priskiriamas aukščiausias bankroto tikimybės per artimiausius metus reitingas. Žodžiu, skola sodrai, suminė išraiška mažėja, bet išauga pačių įmonių skaičius, žodžiu, čia yra liūdna. Živilė, aš pats perorientavau savo verslą, aš dabar atsidariau Hamburge ofisą. Tai Vilniui laikyti ofisą ir Hamburge, tai yra kaip diena ir naktis. Mes ten darbuotojai, norėdami tarnybinį automobilį duoti, turim 1% nuo jo vertės mokėti. Tai, didelė našta, dideli kaštai. Kai jūs sakot, kad reikia tada inovacijų, paimkim kokią nors vieną temą kaip iššūkį ir pagalvokim, kokių inovacijų reikia. Čia šiandien ryte Umberto, man atrodo, pranešime mačiau, kad jis yra kalbėjo apie visišką trūkumą ne tik Lietuvoje, bet ir visur. Senstantis darbuotojai vilkikų 55 metai ir daugiau, tai reiškia, kad po kažkiek metų nieks jų nebevairuos. Gal dirbtinis intelektas, nežinau, vairuotojų problema, kitas problemas, kurios yra.
gali spręsti, kokių inovacijų čia dabar labiausiai reikia, tarkim, kokios inovacijos ateityje galėtų padėti, sprendžiant, kad ir žmogiškų išteklių klausimus. Pone Drižai, gal jūs turite idėją taip skeptiškai pažvelgėti šitą mano klausimą? Ne, geras klausimas, kokios inovacijos reikalingos. Inovacija yra stabili migracinė teisėkura. Turbūt būtų geriausia inovacija Lietuvoje. Čia aišku, šaržuoju truputį, bet... Bet yra čia momentas, galėtų turėtų appsus ir mes matytumėm, ką jie veikia ir turėtumėm atsekamumą. Tai, man atrodo, tą atsekamumą mes turim, bet esmė yra kur dabar, vėl grįžtant prie mūsų konkurencingumo. Aš kalbėsiu dabar truputį apie Lietuvą. Lietuvoje mes turim dirbančiųjų 1 400 000 žmonių. Iš jų 10% dirba transporte. Vairuotojų turim 88 000. Lietuva, norėdama išlaikyti savo pozicijas Europos Sąjungoje ar pasauliniu mastu kaip transporto šalis, nes aš įsivaizduoju, mes vis norime dar būti transporto šalis, nes tas garvežys ir veža tą mūsų pramonę ir tą ekonomiką, sakykime, su tais savo BVP skaičiais. Mes per 10-15 metų laikotarpį kažkokio inovacijų IT sprendimo nesurasim, kad tie vilkikai važiuos patys. Nėra infrastruktūros, čia turbūt numeris 1, infrastruktūros nėra, kol autonominiai keliai ir vilkikai atsiras. Tai žmonių reikės. Lietuva neturi iš kurių paimti. Tai turbūt migracija, apie kurią šneka ir Europos Sąjunga, mes Briuselį kalbam ir su vokiečių pramonė. Žmonių reikia ir jų reikės. Iš kur paimti, jeigu Lenkija su 38 milijonais gyventojų nesugeba surasti reikiamo skaičiaus vairuotojų, tai ką kalbėti apie Lietuvą? Tai bet yra jums trukdanti kvotų problema, aš taip suprantu. Kaip sakot? Migrantų kvotos jums... Kvotos čia yra tas raktinis žodis, aišku, aplink kurį čia sukas viskas, bet migracijos procedūrų, migracijos politika turi būti stabili. Aš iš tikrųjų nesuprantu, kodėl 22 metais mes atidarėme, sakykime, liberalizavome migracijos procesus Lietuvoje ir 23 pamatė skaičius, kurie čia yra Lietuvoje, staigiai pradėjom griežtinti visą procedūrą, nes 220 000 žmonių Lietuvoje tai nėra vairuotojai, mes turim ukrainiečių, negalim apjaustyti tuos skaičius ir panašiai. Dirbančiųjų žmonių mums reikės ir artimiausiu metu turbūt be jų neapseisim, todėl migracinė ta visa inovacijas, pavadinkime ją, migracinė teisėkura turi būti stabili, nuspėjama, jeigu yra atvažiuoja žmogus dirbti vilkiko vairuotojų, tai jam turi būti taikomas vienas režimas. Jeigu žmogus atvažiuoja dirbti Lietuvoje, teikti paslaugas ir čia turi tikslą integruoti su šeima, be šeimos, bet jis turi integracijos tikslą, jam turi būti taikomas kitas teisinis režimas, mes su jais turim dirbti. Jeigu mes bijom klausimų, kad netaptume Švediją, pas mus gyvens getuose žmonės ir taip kels temperatūrą Lietuvoje, mes turim dirbti su tų žmonių ratu vėl kitų teisinių režimų taikyti jiem kalbos reikalavimus ir panašiai integracinius dalykus, programa švietimas. Bet verslui mes turbūt nebeturim Lietuvo prabangos uždėti vieną kartelę ant visų migrantų ir sakyti, žiūrėkit, šiandienai mes įsileidom vairuotojų, šneka 40 000, nebus tų 40 000, kvota yra nustatyta iki, gali teoriškai nustatyti ir 1000. Tai mes neturim tos prabangos kalbėti, kad mes šiandien arba leidžiam, arba neleidžiam. Mes turim pradėti imti tai, kas yra mums naudinga ir mus toliau vežtų, nes jūs minėjot, vilkikų skaičius daugėja, tai žiūrint nuo 19 metų, atrodo, labai didelis skaičius paaugo, nes po COVID buvo grįžo vilkikai nupirkti prieš 3 metus ir panašiai. Tai vartojimas Europoje vyksta, kol kas transportas kelių užima 70% pervežimo rinkos. Geležinkeliai vėluoja, efektyvumo geležinkeliuose su visa pagarba kitam transporto modo, aišku, nėra. Klientas nori prekės gauti vakar turbūt. Oro transportas yra long haul, tai yra skrydžiai po pasaulį, jie nepaims kargo, sakykime, tokiais skaičiais, kokiais paima kelių transportas, laivyba, uostai konkuruoja tarpusavyje, problemos su finansavimu, gilinimai, visi kiti dalykai, vidaus laivyba Lietuvoje apskritai jos nėra, dabar pradeda pirmi žingsniai darytis. Tai žmogiškų išteklių inovacijos jūsų pasiūlymas yra tiesiog sutvarkyti migrantų. Pirmiausia, tai reikėtų tą susitvarkyti, sakau, inovacijos ateis visada įmonės, aliansinės įmonės, visos Lietuvos didžiosios transporto įmonės, Jurgis žino, jos yra už inovacijas, kurkim, darykim, ką norim, bet netrukdykim kvepuot verslui, kol mes kursim tas inovacijas. Pone Janulevičiau, koks jūsų inovacijos pasiūlymas? Aš tik tai galbūt pratęsiu, žinau, kad tai yra nepopuliari tema dėl imigracijos ir viso kito, bet noriu pratęsti Povilo mintį iš esmės. Praeitais metais imigrantai Lietuvoje sunešė 1,2 milijardo mokesčių. Dalį, aišku, tų pinigų išleido. Vairuotojai dažniausiai važinėja užsienio šalyse, jie čia toj Lietuvoje būna, nežinau, į metus ten gal mėnesį ir praleidžia toj Lietuvoje.
Idealu būtų judėti tuo linkme ir ES bendrieji reikalavimai ir kryptis jos yra teisingos. Ta prasme, išnaudoti daugiau geležinkelio transporto, krauti puspriekabės, padaryti transporto logistiką per geležinkelius efektyvesnę, nes mes mažinam ir CO2 emisiją, ir vairuotojų poreikį. O vietoje tada išvežiojame, ten nežinau, galbūt miestuose su superšvarių vandeniliu ar su elektriniais vilkikais. Šia vizija mūsų ateityje. Šiandien dienai be imigracijos mes nieko padaryti negalim, nes jeigu mes neturime vairuotojų, mes neturime, pasikartosiu, konkurencingos logistikos pramonė negali eksportuoti pakankamą kiekį prekių ir mes visi važiuojame į apačią. Lietuva laikosi kol kas tikrai neįtikėtinai gerai, aš net nesuprantu, iš ko mes čia visi laikomės, verkšlendami vieni su kitais, bet kažkaip tai laikomės. Gal turim tokį per didelį poreikį paverkšlent, manau. Jo, yra toksai, bet skaitmenizavimas geležinkelių ir infrastruktūros, aš manau, čia yra mūsų didžiausia galimybė ir ateitis. Ir jeigu mes būsime, kaip sakiau, ne vien tik tai reiškiasi, Kinija, aišku, yra labai svarbus akcentas, dabar viskas važiuoja per Lenkiją, per kitur, gal kartais bus galimybė, kad važiuos ir per Lietuvą tie srautai, galbūt automobilių transportas laike jau yra konkurencingesnis už traukinį su Kinija 4 kartus, praktiškai 3 kartus, aš jau nekalbu apie laivus. Tai ta prasme, tų galimybių yra lietuviams, bet mes turime žiūrėti visą bendrą infrastruktūrą, kad su mažiausia CO2 emisija būtumėm patys pranašiausi ES, kad kuo mažiau mokėtumėm tų taršos mokesčių bereikalingų, tai yra mūsų. Ir skaitmenizavimas būtent tų pačių geležinkelių. Mes turim dėti pinigus į infrastruktūrą. Keliai keliais, bet šiandien, aš manau, mūsų prerogatyva yra Rail Baltica. Kuo daugiau jungčių, kuo daugiau automatizuotai, kuo daugiau intermodalinių terminalų, nes tai sumažins vairuotojų poreikį. Tai skaitmenizacija tinka turbūt aptart ne tik apie geležinkelius, aš vėl referuosiu į pranešimą ryte girdėtą, kad visur jos reikia daug daugiau pasienyje, kuo daugiau leidimų, vizų, CMR, visko daug daugiau, kad mes nesėdėtumėm ne tik valandas, bet ir paras prie sienos. Bet Lietuvai visai neblogai sekas tam skaitmenizacijos keliai, ponia Adomavičiau, ar visgi nėra taip? Ir seksis vis geriau, kalbant apie ateitį, nes mes čia ir į ateitį žvelgt susirinkę. Mes kaip asociacija tarp savo narių visą laiką turim tokias apklausas, koks lygmuo yra jų skaitmenizacijos viduj. Ir tai yra labai aukštas. Turime, kad mes savo įmonėse jau tikrai nerašom laiškų, visą laiką bendraujam Teamsais ir visais kitais dalykais. Bet apie tai čia, ką mes kalbam, tai mes kaip asociacija savo įsikėlę tikslą CO2 emisiją 20% sumažinti dėka skaitmenizacijos, dėka inovacijų, kurios gali būti gyvendintos, kad ir, tarkim, mano gerai išmanimo srity, tai yra dokumentų ruošimas ir jų ruošimas pervežimui ir jų ruošimas muitiniai. Ten vis dar yra 7 kartus perspausdinama tie patys skaičiai į tuos pačius popierinius dokumentus. Tai mes tikim, kad įvedus tenai skaitmenizaciją ar skaitmeninių duomenų apsikeitimą gyvų laiku, būtų galima taupyti laiką važiavimo, laiką pristatymo ir taip mažėtų ir CO2, mažėtų vairuotojo poreikis ir tas pats geležinkelis. Čia, ką Vidmantas pasakė, tai čia yra tikra tiesa, kad, reiškia, geležinkelis turi ne tik tai į infrastruktūrą investuoti, ne tik tai turi į intermodalinius terminalus, bet dar turi ir į infrastruktūrą duomenų paėmimo ir pakeitimo. Nes čia aš papasakau žemės transportą, o paskui, jeigu tas intermodalas, tai tas 7 dauginasi tikriausiai iš 2. Tai be abejo, kad mes turim kurti duomenų centrus, atvirus duomenų apsikeitimus, galbūt kažkokius prekių pasus ir kitus dalykus, kas užtikrintų tą greitesnį prekių judėjimą tarp skirtingų modų transporto. Nes jeigu imsim orą, geležinkelį ir paskui pristatymas tuo ekologišku arba visai CO2 nulis emisijos vilkiku, tai bus, žiauriai baisu, nes pildysim tos dokumentus. O dėl to inovacijų, kur sakė, tai aš gyvenu Kauno gatvėje, aš jau šiandien skundžiausi, ten susirenka vairuotojai ir ryte tiesiog laukia, kol jiems sukraus produktus į mašiną. Nu kokio velnio eiti į darbą, jeigu tas jau savavaldis autobusiukas važinėja po miestą, jau tą mašinytę galėtų pristumti prie tos rampos ir paruošti. Tai čia mes irgi turim dar pasikeisti tam tikrą įstatyminę bazę, nes realiai to negalima padaryti, nes vairuotojas yra atsakingas už krovinį viduj. Tas savavaldis autobusiukas čia turi omeny, kur užupį toks mažiukas su... Jis čia važinėja Politexpo, šiandien čia lakstė. Buvo suniokotas vienu metu ir paskui teko tvarkyti. Tai jisai turi... Čia nieks neapipaišė, ne? Nieks neapipaišė. Pažiūrėsim dienos pabaigoje.
laikas mūsų senka, kaip ir diena baiginėjas, noris tada į ateitį pažvelgti ir grįžti tada prie politologo ir prie ekonomisto. Turbūt pirmiausiai, ponė Dubnikovai, nežinau, kaip čia jums matosi ir girdisi, kaip tada per tą transporto gal sektorių išjudinti tą stagnuojančią ir senstančią Europą, gal yra kažkokių Lietuvos iniciatyvų, kurios matosi kaip galinčios truputėlį pajudinti situaciją. Receptų, kaip išjudinti Europą, tai čia būtų stipru. Jeigu mes sukurtume tokius, aš tik tai turbūt palinkėčiau kažkaip žiūrėti, kad ta Europa mūsų neįtrauktų su savo stagnacija. Nes dabar čia buvo paminėta apie ataskaitas, tai kiti sektoriai, finansų sektorius kaip pavyzdys, tai mūsų kompanijos tampa ne kažko kitų, bet reportingo kompanijomis. Tai prasme, vis mes pastoviai daug daugiau dirbam su popieriais, negu su, sakykime, kažkokio tai verslo kūrimu, idėjų generavimu, jų realizavimu ir taip toliau. Nes visi ten, tai va čia irgi Lietuvai turbūt reikėtų kaip įmanoma lankščiau žiūrėti į ES reikalavimus, kiek yra įmanoma, kad mažinti tų arba pristabdyti tą procesą, kuris yra užsisukęs su reportingu. Nes visos kompanijos, su kuo be pašneki, visos raportuoja. Iš tų ataskaitų vėl nežino, kokia nauda yra, nes verslo tai papildomai nesukuria. Dabar kaip išjudinti tą Europą? Na tai tikriausiai žaliojo to kurso sėkmė, jeigu jinai vyktų, jinai galbūt kažkiek ir galėtų išjudinti Europą, bet yra rizika, kad tai gali būti ir sakykime, tam tikras stabdys. Ar nori kas nors sureaguoti tai, ką sakė ponas Dubnikovas apie atitikti, tiksliau, netgi lankstesnį žiūrėjimą į ES reikalavimus? Jūs, tai ponė Adomavičiau, pakraipė truputį galvą, supratau, kad gal turit tokią kokią nors prieštaraujančią nuomonę? Aš iš tikrųjų labai pritariu kaip tik šitam dalykui, nes pas mus yra labai daug dalykų, kas yra susiję ne su tikslu, o su pačiu procesu. Tai labai pritarčiau tam ir tikrai mes apie tai dažnai kalbamės tiek ir ministerijose ir su tuo pačiu verslu. Aišku, dar reikia ir verslą paaiškinti verslui, nes verslas gali būti, kad ne iki galo supranta vertės to dalyko ir kodėl jis tą daro. Tai švietimas irgi mūsų viena iš užduočių, kodėl mes turim kalbėti apie tą žalią kursą, apie CO2 mažinimą ir taip toliau. Tai čia irgi visą laiką reikia apie tai pagalvoti, bet aš pritariu, kad reportingas šiuo metu tapo pagrindinis, o ne CO2 sumažinimas. Toks taip yra. Pone Laučiau, pradėjom nuo jūsų palengvai ir pradėkim baigti nuo jūsų. Tai kokia tada ta prognozija? Turint omeny, ką čia pasakėm, turint omeny tai, ką jūs kalbėjot pradžioje apie rinkimus, tai taip klausantis atrodė, kad tai nesvarbu, kas ten laimės Amerikoje, viskas daugmaž tokia pačia vaga ir bus. Tai kokia ta vaga, kaip mes štai gyvensim netolimoje ateityje? Šitas sektorius ypač. Aš manau, kad per artimiausius 4 metus, tai yra naujo prezidento arba prezidentės Jungtinėse valstijose ir mūsų naujo Seimo 4 metus, mūsų regione gali gana smarkiai pakisti tranzito sąlygos. Kodėl taip gali atsitikti? Todėl, kad jau dabar mes matome tam tikrų pokyčių, tarkime, sankcijų politikoje. Štai visai neseniai buvo priimtas naujausias sankcijų Rusijai paketas, dėl kurio iš pradžių pati Vokietija inicijavo, kad įmonės, kurių produkcija galiausiai patenka į Rusiją, būtų už tai baudžiamas, po to persigalvojo, spaudžiama Vokietijos verslo ir nusprendė pašalinti šitą nuostatą ir galiausiai įmonės baudžiamos nebus. Taigi, ką mes turim? Pirmas dalykas, sankcijos kartais tiesiog yra nepakankamos. Antras dalykas, tada, kada jos net ir pakankamos, jos yra daug spragų, bet mes jau dabar turim ir trečią etapą, kai Europos šalis ir ne tokios kaip Slovakija ar Vengrija, o tokios kaip Vokietija, nenori, kad tos spragos būtų naikinamos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tikėtina sankcijų politika vis labiau ir labiau tampa būsimų ir galbūt artėjančių derybų su Rusija objektu. O kokie bus tie dalykai derybose su Rusija, kurioms yra pasirengusi, aš manau, net ir būsima, kad ir kuri tai būtų Jungtinių valstijų prezidento administracija, yra 3 punktai. Pirma, tai yra paliaubos ir sienos Ukrainoje. Antra, tai yra sankcijos, kurias Rusija, žinoma, tose darybose reikalaus panaikinti. Vakarų sankcijos aš turiu omeny Rusijai. Ir trečias dalykas, tai yra Rusijos 21 metų ultimatumas vakarams dėl NATO sienų. Dėl trečio dalyko, žinoma, ginčytis teks ilgai ir, kažina, Rusijai bus labai nulaidžiaujama, bet pirmi 2 dalykai
laikinos sienos Ukrainoje ir sankcijos Rusijai dabartinės jų naikinimas, tikėtina, kad jeigu vis dėlto kažkoks kompromisas bus pasiektas o jis gali būti pasiektas net ne po 4 ar 5 metų, bet jau ateinančiais metais, gali atsitikti ir taip, yra tokių ženklų. Tai reiškia, kad panaikinus sankcijas, iš esmės keisis ir tranzito situacija mūsų regione. Politiškai galima dėl to galbūt ir apgailestauti, bet ekonomiškai tai keis situaciją ne tik į blogą. Visai pabaigoje pasakykim po vieną sakinį arba vieną žodį tiem, kurie, tarkim, yra čia auditorijoje, dirba, pavyzdžiui, vidutinio ten dydžio logistikos įmonėje, sėdi, klauso ir galvoja, na gerai, išgirdau aš, ką jūs čia pasakėt ir ką. Koks pirmas žingsnis, kurį aš turiu eiti daryti? Nežinau, skaitmenizuoti, kaip sakėt, bandyti su kitais verslininkais susidėrėti vieną poziciją, kažkaip tai su politikais vieną liniją eiti irgi. Kas yra pirmas žingsnis, kurį aš turėčiau padaryti, kaip tarkim tokios vidutinės logistikos transporto įmonės atstovas, kad ta mano ateitis nebūtų tokia liūdna? Aš galiu pradėti? Taip. Tai aš sakyčiau, kad pirmiausia, tai pagalvokit apie efektyvinimą visų procesų ir tas efektyvinimas tai gali būti per skaitmenizaciją, per inovacijas. Dabar rinkoje tikrai yra labai daug dalykų, juos galima sužinoti, kad ir iš tos pačios transporto inovacijų asociacijos, kur jinai tiesiog tempia tas inovacijas, tuos visus procesus į Lietuvą ir stengiasi įgyvendinti. Antras dalykas, tai tas žalesis kursas, jis yra iš tikrųjų sudėtingas, brangus procesas, bet tai yra jūsų irgi galimybė išnaudoti kaip išskirtinumą. Nes čia kalbėjo šiandien ir ministras, maži kartais gali aplenkti didelius ir gali aplenkti didelius per kažkokį tai virsmą. Tai jau mūsų atveju virsmas dabar yra tas, man atrodo, žalias kursas. Ir trečias dalykas, tai aš manau, kad iš tikrųjų kartais mes kalbam apie tokius didelius dalykus, savavaldžius vilkikus, ten OCR-us automatiškai išlapo nuskaitančius duomenis, šitas iPhone'as viską mums čia suvedino, bet iš tikrųjų yra labai paprasti dalykai dar, kur mes dedam savo fokusą. Tai pagalvokit, kur kiekvieną dieną daugiausia dedat savo fokuso ir galbūt jį reikia šiek tiek pakeisti. Labai gerai, labai ačiū. Efektyvint procesus irgi priminsiu, buvo jūsų kalboje labai gerai, kad jūs taip instrumentaliai susakėt, lyg būtumėt pasiruošęs iš anksto. Jūs, ponė Dryžai, gal irgi turit kokį trumpesnį receptėlį? Tai labai trumpai, iš tikrųjų, įmonėm, būkit lankstus, nes yra dalykų, kurių mes negalim nuspėti. Aš jau kalbėjau apie politinę visą darbotvarkę, kur yra bandoma, sakykime taip, mūsų rankom pakontroliuoti, bet nuspėti, kaip bus kokie priimti sprendimai sunku, tai būkit lankstus. O antras dalykas, būkit kantrus. Praeitos savaitės sprendimas, šiandien daug kartų apie tai kalbėta, Teisingumo teisme atnešė visiems Lietuvos vežėjams laimėjimą, tai kantrybės ir lankstumo. Tai sveikinam jūs irgi su to laimėjimu, nes įtariam, kad esat prisidėjęs. Tai ponė Janulevičiau. Na, visi mes prisidėjom prie to ir net labiausiai, kas dirbo, iš tikrųjų mes net neįvertinom to, kas dirbo teisininkai. Tai šiuo atveju Eleks kontora dirba nuo visų mūsų ir vyriausybės įgalioti ir atstovavo mus Briuselėje. Tai čia kalbant apie mobilumo paketą. Aš tai lieku prie savo. Aš matau vieną paprastą dalyką, mums reikia investuoti į geležinkelių infrastruktūrą, greitinti traukinių greitį, mažinti CO2 emisiją. Tokiu atveju mūsų vairuotojai bus daugiau namuose, nereikės mokėti jiems papildomų pinigų, nes vilkikų puspriekabės važinės ir vietoje išvežios, mesgi efektyvinsim savo veiklą, o Lietuva ar vienu ar kitu atveju dabar 10-metį turėsime matyti daugiau krypčių iš šiaurės, kaip sakiau, pietus iš pietų į šiaurę, bet anksčiau ir vėliau mes turėsime ir į rytus po 10-mečio. Mes esame tranzito šalis, tokia mūsų geografinė padėtis ir šitas verslas bus vienas pagrindinių. Jeigu dabar jisai generuoja apie 13% BVP, aš manau, jisai gali užaugti kažkada iki 20%, tai su ta pozityvia gaida ir norisi išlaikykim tai, ką turim. Gerai, kad pozityvi ta gaida, kaip ponas Laučius sakė, turėkime omeny, kad gali keistis tranzito kryptis. Žodžiu, labai konkrečių mes pažarstėm tokių prašytų, neprašytų patarimų, tai labai visiems ačiū, kad buvot, kad klausėt ir tokį didelį visiems pašnekovam padėkojimo plojimą pateikit.